2019 metais Ledynų nacionalinis parkas pašalino užrašus, kad ledynai išnyks iki 2020 metų ir visi manė, kad pavojus jau praėjo. Taip nebuvo, nes tikroji krizė niekada nebuvo patys ledynai. Tai nematoma vandens skola, kuri kaupėsi po Amerikos vakarais. Lėtas žlugimas, galintis paralyžiuoti vakarų elektros tinklą, ištuštinti rezervuarus ir per artimiausią dešimtmetį priversti milijonus žmonių ieškoti vandens. Tai krizė, į kurią niekas nekreipė dėmesio. Todėl mes peržiūrėjome parko įrašus, vidinės ataskaitas ir tyrimus susijusius su Ledynų nacionalinio parko liūdnai pagarsinusiais išnyks iki 2020 ženklais. Kai ženklai buvo nuimti? Antraštės tai pateikia kaip įrodymą, kad ledynai atsigauna. Taip nebuvo. Pirminis 2003 metų modelis nepasitvirtino, o pataisimas atskleidė kur kas pavojingesnę grėsmę kiekvienam pasroviui esančiam miestui. Mokslininkai 2010 metais sugrįžo patikrinti duomenų. Tai, ką jie rado, visiškai pakeitė visą istoriją. Ledo sluoksnis destabilizavosi greičiau nei kas nors tikėjosi. Sperio ledynas yra aukštai Ledynų nacionalinėme parke ir yra viena iš labiausiai stebimų ledo masių gretimose 48 JAV valstijose. Nuo 2013 metų JAV geologijos tarnyba kasmet stebi šį ledyną per savo atskaitinių ledynų programą. Ir visi matavimai rodo tą pačią kryptį. Ledynas praranda masę. Sniegas nebeatstato to, ką vasaros tirpsmas atima. Ledo sluoksnis realiu laiku plonėja. Sperio ledynas dabar yra viso parko rodiklis. Ir skaičiai rodo gana niūrų vaizdą. 1850 metais regione, kuris vėliau tapo Ledynų nacionaliniu parku, buvo apie 150 ledynų. Kai parkas atsidarė 1910-aisiais, dauguma jų vis dar klestėjo. 2015 metais tik 26 ledynai buvo pakankamai dideli, kad dar būtų laikomi ledynais. Upeliai, kuriuos maitino tie ledynai, jau pajuto pasekmes. Jie teka šiltesni ir mažesnių vandens kiekių. Jų vandens lygis aukščiausią tašką pasiekė keliomis savaitėmis anksčiau nei anksčiau. Švento Marijos pusėje parke Bulių upėtakiai, žuvis, kurios išgyvena tik beveik užšalusiame vandenyje, dabar yra priskiriami prie grėsmę patiriančių rūšių. Ir žala nesibaigia tik parko ribose. Ūkininkai pasroviui pradeda pastebėti, kad vandens lygis sumažėja ne tuo metų laiku ir tai kartojasi metai iš metų. Temperatūros duomenys paaiškina, kodėl taip vyksta. Nuo 1900 metų Ledynų nacionalinis parkas sušilo maždaug 1,3 laipsnio Celsijaus, tai yra 2,4 laipsnio Fahrenheito. Net 80% greičiau nei pasaulio vidurkis. Sniego sluoksnis dabar tirpsta bent 2 savaitėmis anksčiau nei tada, kai buvo kuriami pradiniai ledynų modeliai. Kalnai keičia savo formą. Medžių riba kyla aukščiau. Plinta į alpines pievas, kurios anksčiau buvo per šaltos joms augti. Net ir šešėliuoti slėniai, kurie anksčiau saugojo didžiausius parko ledo laukus, dabar šyla. Tie šalto oro telkiniai suteikė ledynams laiko, bet ta apsauga turėjo ribą. Ir ta riba nyksta. Pats parkas nenori apie tai kalbėti, ir tam yra priežasčių. Lankytojų skaičius kasmet siekia beveik 3 milijonus. Blizgantys lankstinukai vis dar vaizduoja ledynus ir snieguotas viršūnės. Rangeriai vis dar rodo Grinelo ledyną nuo to paties tako, kuriuo žmonės vaikščiojo prieš 50 metų. Tačiau apžvalgos aikštelės vis labiau artėja prie vietų, kur anksčiau buvo ledas. Parką tiriantys mokslininkai yra kur kas mažiau optimistiški. Denas Fagre, JAV meteorologijos tarnybos tyrėjas, kuris vadovavo pradiniam parko modeliavimo projektui, daugelį metų perspėjo, kad tendencija juda viena kryptimi. Jis daugelį likusių parko ledynų apibūdino kaip ne ką daugiau nei mažus ledo gabalus kraštovaizdyje. Nes tikrasis rūpestis niekada nebuvo dėl to, ar senoji prognozė prasilenkia keleriais metais. Svarbiausia yra tai, kas nutinka, kai paskutinės stabilios ledo atsargos uolinėse kalmuose visiškai nustoja funkcionuoti. Ledynas nėra tiesiog užšalęs vanduo gulintis ant kalno. Jis labiau panašus į mašiną. Jis sulaiko žiemos sniegą, išlaiko jį per pavasarį ir tada lėtai išleidžia vandenį per karščiausius, sausiausius mėnesius. Tas laikas yra labai svarbus. Kai ledas tampa per plonas, sistema nustoja veikti. Sniegas vis dar krenta ir vis dar tirpsta, bet dabar jis ištirpsta anksti gegužę, o ne rugpjūtį, ir visas vanduo vienu metu plūsta žemyn. Bendras vandens kiekis gali atrodyti toks pats, bet visas laiko pasiskirstimas išsiderino. O Amerikos vakaruose laikas yra viskas. Tai jau atsitiko daugeliui mažesnių ledo darinių parke. Jie vis dar matomi palydovinėse nuotraukose
bet jie nebesielgia kaip ledynai. JAV geologijos tarnybai jie yra sustingę. Ir nors jie gali atrodyti taip pat, dabar jie veikia kitaip. Pirmieji įtrūkimai atsiranda ten, kur vandens sistema yra silpniausia. Ir vienas ryškus pavyzdys įvyko netoli Bab miesto, Montanoje. Ir niekas nenori apie tai kalbėti, nes tai atskleidė, kokia trapi iš tikrųjų yra visa sistema. 2024 m. birželio 17 d. Švento Marijos kanalo sifonas sprogo. Pirmoji pralauža įvyko 8:45 ryto. Iki popietės abu sifono vamzdžiai buvo visiškai sugadinti. Išplovimas siekė 9–15 metrų gylio. Kanalo tekėjo 600 kubinių pėdų per sekundę, kai jis sugriuvo. Melioracijos biuro darbuotojai jau žinojo, kad vienas iš vamzdžių trūkinėja. Jie stebėjo jį ir tikėjosi, kad jis atlaikys sezoną. Taip neįvyko. Sifonų keitimas kainuos maždaug $70 milijonų. Kongresas patvirtino skubų laikiną finansavimo paketą, o Montanos valstija pridėjo dar 26 milijonus. Iki 2025 m. birželio pabaigos vanduo vėl tekėjo anksčiau nei planuota. Pažiūrėkite, kiek visko priklauso nuo to vieno vamzdžio. Šventosios Marijos sistema vidutiniškai per metus tiekia apie 70% pieno upės srauto, o sausais metais net iki 100%. Ji taip pat tiekia geriamąjį vandenį 18 000 Montanos gyventojų ir drėkina daugiau nei 140 000 akrų žemės ūkio paskirties žemės. Tai prilygsta 106 000 futbolo aikščių laistymui, juodakojų tauta nuo to priklauso. Fort Belknapas taip pat nuo to priklauso, kaip ir 8 atskiri drėkinimo rajonai išsidėstę visame regione. Taigi, kai sifonas sugedo, tai nebuvo dalinis sutrikimas, tai buvo visos sistemos uždarimas. Visą vegetacijos sezoną vanduo nustojo tekėti per tinklą, aplink kurį buvo pastatyta visa, kas yra žemiau srovės. Nukreipiamoji užtvanka vis dar yra atstatoma, o statybos tęsis iki 2028 metų. Pasroviui Holdskulis sifonas jau yra suplanuotas pakeisti, nes inžinieriai jį įvardijo kaip kitą galimą gedimo tašką. Jie galbūt sutaisė vamzdžius, bet jie neišsprendė problemos. Visa tai yra senstančių grandinės grandžių pakeitimas, nors grandinė vis dar patiria tą patį krūvį. Ir tai nesprendžia mažėjančio vandens šaltinio problemos, nes problema yra ne žemupio infrastruktūroje, o aukštupio vandens tiekime. Tai yra šaltinė sistema, nuo kurios priklauso viskas kita. Ir tas šaltinis yra nacionalinėme parke, kuris visuomenės vaizduotėje vis dar laikomas vaizdinga vieta, o ne gendančių vandens varikliu. Ledo tam tikra forma išliks dar dešimtmečius. Tai kodėl gentys ir ūkininkų rajonai jau dabar kovoja dėl skubios pagalbos pinigų? Kodėl jie taiso vamzdžius, kurie buvo nutiesti, kai Woodrow Wilsonas buvo Baltuosiuose rūmuose? Galbūt manote, kad tai Montanos problema, bet taip nėra. Parke yra viršukalnė, vadinama triguba takoskyra. Užmeskite ant jos snaigę. Priklausomai nuo to, ant kurios uolos pusės ji nukrenta, ta snaigė atsiduria 3 skirtingose vandenynuose. Vanduo, tekantis į vakarus, patenka į Flathead upę ir galiausiai pasiekia Ramųjį vandenyną. Tekėdamas į rytus, jis pasiekia Misūrio upę, Misisipę ir tada Meksikos įlanką. Tekėdamas į šiaurę, Švento Marijos upė nuneša vandenį į Kanadą ir toliau iki pat Arkties. Viena viršūnė, 3 vandenynai. Tai reiškia, kad šiame parke esantis ledas aprūpina ne tik Montaną. Jis maitina Ramiojo vandenyno šiaurės vakarų elektros tinklą, aukštųjų lygumų kviečių auginimo regioną ir upes, kurios kerta tarptautinę sieną. Bendra ekonomika verta $100 milijardų. Flathead pusė svarbiausia elektros gamybai. Ją maitina 3 intakai. Šiaurinis intakas driekiasi palei vakarinį Ledynų nacionalinio parko kraštą. Vidurinis intakas teka palei pietinę parko ribą. Abu jie tiesiogiai paima tirpsmo vandenį iš parko ledo laukų, prieš susiliedami žemiau į pagrindinę Flathead upės vagą. Pietinis intakas atiteka iš Bob Marshall laukinės gamtos teritorijos, esančios į pietus nuo parko, papildydamas upę vandeniu iš platesnės sniego dangos sistemos. Visa tai susilieja į Hungry Horse rezervuarą, vos už 15 mylių nuo vakarinio parko įėjimo. Nuo ten vanduo tampa energija. Hungry Horse užtvanka tiekia elektros tinklą, kuris apima 31 federalinę hidroelektrinę visame Ramiojo vandenyno šiaurės vakaruose. Šios sistemos viršuje yra Grand Coulee užtvanka, regioninės gamybos pagrindas. Tačiau Hungry Horse neveikia pastoviai. Ji veikia pagal paklausos pikų grafiką. Ji padidina gamybą, kai paklausa išauga karščiausiais metų mėnesiais,
Liepos pabaigoje, rugpjūtį ir rugsėjo pradžioje. Būtent tomis savaitėmis anksčiau ledynų tirpsmo vanduo stabilizuodavo situaciją. Dabar šis laikas keičiasi. Rytinė pusė yra kitokia, bet ne mažiau svarbi. Tie srautai maitina kviečių, miežių ir cukrinių runkelių ūkius visoje šiaurinėje didžiųjų lygumų dalyje. Dalis tų grūdų patenka į Kanados rinkas. 1909 metų pasienio vandenų sutartis vis dar reguliuoja, kaip Švento Marijos ir Pieno upių vanduo yra dalijamas tarp dviejų šalių. Visa ta sutartis remiasi prielaida, kad srautai yra daugiau ar mažiau pastovūs. Taip nėra. Kai šis vienas srauto pikas nebesiekia ankstesnio stiprumo, žala nelieka vienoje valstijoje, ji net nelieka vienoje šalyje. Ir yra dar vienas šio klausimo sluoksnis, apie kurį beveik niekada nekalbama. Bonneville elektros energijos administracija, BPA, parduoda elektrą 8 vakarinėse valstijose. Ji tiekia energiją iš hidroenergetikos sistemos, kuri buvo sukurta remiantis prielaida, kad upės tėkmė yra stabili ir nuspėjama. Jos tarifai sudaryti pagal numatomą energijos gamybą. Kai energijos gamyba sumažėja, BPA arba perka pakaitinę energiją atviroje rinkoje, arba tiesiogiai perduoda trūkumą elektros tiekimo įmonėms. Bet kuriuo atveju išlaidos atsiduria gyventojų sąskaitose. Tuo pačiu metu šis regionas pritraukia sparčiausiai augančią elektros energijos paklausą Šiaurės Amerikoje. Didelio masto duomenų centrai, įskaitant Microsoft ir Google valdomas patalpas, buvo pastatyti čia dėl vienos paprastos priežasties – pigios, patikimos hidroenergijos iš Kolumbijos upės sistemos. Dabar jie plečiasi dėl dirbtinio intelekto užduočių, kurioms reikia dar daugiau elektros energijos. Tuo pačiu metu sistema, kuri juos maitina, tampa vis mažiau nuspėjama. Visa tai susiję su tuo pačiu baseinu. Tas pats aukštupio sniegas ir ledas maitina Kolumbijos tinklą, įskaitant tirpsmo vandenį, kuris anksčiau padėdavo patenkinti vėlyvos vasaros poreikį. Paklausa didėja, o infrastruktūra sensta. Aukštupio vanduo, kuris stabilizuoja visą sistemą, nuolat mažėja. Čia istorija nustoja būti apie ledą ir ima suktis apie tai, ką išspręsti daug sunkiau. Kai 2024 m. birželio 17 d. sugedo Švento Marijos sifonas. Vanduo nustojo tekėti, tačiau vandens naudojimo teisės nebuvo sustabdytos. Nė viena sutartis nebuvo panaikinta. Sistema puikiai veikia popieriuje, kai tuo tarpu upė – ne. Tas skirtumas tarp teisinių įrašų ir fizinės realybės yra pavojingiausia dalis ir beveik niekas apie tai nekalba. Taisyklė, kuris sukuria tą skirtumą, vadinama pirmumo pagal ankstesnį naudojimą principų. Kas anksčiau, tas turi pirmumo teisę. Anksčiausiai pateiktoms paraiškoms suteikiama pirmenybė naudotis vandeniu, o tai įtvirtinta teismo įrašuose ir administraciniuose sprendimuose dar nuo praėjusio amžiaus pradžios. Ir net šiandien jie vis dar laikomi teisiškai privalomais. Įsivaizduokite du rančių savininkus tame pačiame Švento Marijos upės ruože šiaurinėje Montanoje. Viena šeima pateikė vandens reikalavimą. 1908 metais kita atvyko. 1962. Sausais metais, kai upės lygis nukrenta žemiau abiem reikalingo, 1908 metai šeima gauna visą jiems priklausančią dalį. 1962 metų šeima negauna nieko. Nesumažintos dalies, o visiškai nieko. Sistema buvo sukurta siekiant užtikrinti ankstyvųjų vartotojų teisinį tikrumą ir ji veikia, tačiau buvo pamirštas vienas dalykas. Ji nebuvo sukurta upės, kuri kasmet vis mažėja atvejui. Šios teisės buvo parašytos tada, kai vasaros srautas buvo pastovus, o tirpstantys ledynai suteikdavo patikimą sezoninę atsargą. Visada buvo tikima, kad ši atsarga tęsis neribotai. Na, taip neįvyko. Ledo sluoksnis, kuris anksčiau stabilizavo šias upes, nebeveikia kaip kaupimo sistema. O kai fizinė sistema nesutampa su teisiniais dokumentais, pasekmės būna greitos ir netolygios. Vėlesnių teisių turėtojai lieka be vandens. Ankstesnių teisių turėtojai stebi tai vykstant nuo to paties upės kranto. Kai trūkumai išlieka, sistema dar labiau skyla. Vėlesnių teisių turėtojai ginčija apribojimus vandens teisių teisme. Ankstesnių teisių turėtojai gina savo prioritetą. Teisiniai ginčai gali trukti metus. Ir kol teisinis procesas juda savo tempu, fizinis vandens tiekimas po juo vis mažėja. Montana nėra vienintelė tokia. Aidahas, Vajomingas, Koloradas, Utah, Nevada ir Kalifornija visi taiko skirtingas tos pačios taisyklės versijas.
Visa teisinė Amerikos vakarų schema buvo sukurta paskirstyti išteklių, kuris, kaip tikėtasi, turėjo išlikti nepakitęs. Grovontra ir Asiniboinų gentys. Fort Belknap daugelį metų dėrėjosi dėl vandens teisių susijusių su Pieno upe. Susitarimas, kurį jie bando užbaigti 2026 metais, yra pagristas srauto vidurkiais iš laikotarpio, kai ledynų tirpsmo vanduo dirbtinai didino upės tėkmę. Vanduo, kuriuo buvo pagristi tie vidurkiai, jau nyksta. 1908 metai Winterso doktrina suteikė federaliniu mastu pripažintoms gentims vandens teisės, kurios yra svarbesnės už daugumą valstijų pretenzijų. Teoriškai tai daro genčių teisės vienomis labiausiai saugomų vakaruose. Praktiškai, tos teisės yra tik tiek pat patikimos, kiek patikima upė, kurią jos grindžiamos. O ta upė keičiasi greičiau nei gali numatyti bet koks susitarimas. Tas pats skirtumas tarp paskirstimo ir realybės, kuris skaldo Montaną, dabar kelia grėsmę didžiausiam tarpvalstybiniam vandens susitarimui Šiaurės Amerikos istorijoje. Kolumbijos upės sutartis dešimtmečius reguliavo potvynių kontrolę ir hidroenergetikos koordinavimą JAV ir Kanados baseine ir buvo plačiai laikoma tarpvalstybinio stabilumo pavyzdžiu. Tada, 2025 metais, dėrybos staiga įstrigo. Sutartis, pagal kurią veikia visa sistema, dabar yra nežinioje būtent tuo metu, kai fizinė sistema, kurią ji buvo parašyta, tampa neatpažįstama. Ir laikas yra svarbus, nes vandens sutartys neveikia vakuume. Kolumbijos baseinas aprūpina didelę JAV hidroenergijos dalį, svarbius žemės ūkio regionus ir pagrindinius krovinių gabenimo maršrutus. Tuo tarpu didžioji dalis sistemos kontrolės aukštupyje yra Kanadoje. Susitarimas buvo pagristas prielaida, kad pati upė išliks nuspėjama. Ta prielaida pradeda griūti. Keista tai, kad iš išorės sistema vis dar atrodo sveika. Tvenkinių lygiai beveik atitinka tikslinius lygius. Pagrindinės užtvankos vis dar išleidžia vandenį. Didžiojoje baseino dalyje upių tėkmė išlieka artima istoriniams vidurkiams. Tačiau stabilumo regimybė tampa vis trapesnė. Priežastis, dėl kurios viskas atrodo gerai, yra ta pati, dėl kurios kyla pavojus. Papildomas ledynų tirpsmo vanduo vis dar pasiekia upes. Ledas tirpsta greičiau nei yra papildomas ir tas papildomas tirpsmo vanduo atsiranda upėse kaip papildomas vanduo. Tas pats nuostolis, kuris vėliau sukels trūkumą, šiuo metu jį slepia. Pradinėme susitarime taip pat buvo numatyta griežta termino riba. 2024 m. rugsėjį baigėsi 60 metų garantuotos potvynių kontrolės nuostatos. Kai jos baigėsi, sistema perėjo prie individualaus potvynių valdymo protokolo, kuris niekada nebuvo skirtas atlaikyti visą šiuolaikinio kintamumo naštą. Tai sistema sukurta visiškai kitokiai upiai. Vašingtono senatorė Marija Cantwell perspėjo, kad didėjanti prekybinė įtampa gali sukelti pavojų visam Kolumbijos upės susitarimui. Tuo tarpu Bonneville energetikos administracija dėl komentarų nukreipė į valstybės departamentą, o valstybės departamentas viešai tylėjo jau kelis mėnesius. Svarbu ne tai, kiek vandens šiuo metu matoma sistemoje. Svarbu, ar ją reguliuojančios taisyklės vis dar atitinka jos elgseną, kai grįžta spaudimas. Hidrologai šį lūžio tašką vadina vandens piku. Tai momentas, kai ledyno maitinama upė pasiekia didžiausią srautą prieš pradėdama negrįžtamai mažėti. Kai ledynas yra pusiausvyroje, jis išleidžia maždaug tiek vandens, kiek gauna iš sniego kritulių. Tačiau klimato šylant, ši pusiausvyra suardoma. Ledo, kuris kaupėsi šimtmečius, pradeda tirpti greičiau, nei gali būti papildytas. Ir tam tikrą laiką tai iš tikrųjų padidina upės tėkmę. Papildomas tirpsmo vanduo prisideda prie įprasto sezoninio nuotėkio. Taigi upėse pakyla vandens lygis. Rezervuarai atrodo pilnesni, o visa sistema maitinama antplūdžiu, kuris gali trukti dešimtmečius. Tada sistema peržengia slenkstį. Ledynas sumažėja tiek, kad nebegali palaikyti to papildomo srauto. Papildomos gausos laikotarpis baigėsi ir po to nesugrįžtama prie normalaus lygio. Tai kritimas iki naujo atskaitos lygio, kuris yra žemesnis ir mažiau nuspėjamas nei tas, kuriam buvo projektuota infrastruktūra. Nuo 2026 metų vakarų JAV vis dar yra tame antplūdyje. Kai kurios mažesnės baseinai jau perkopė piką. Didelės sistemos, tokios kaip Kolumbijos ir Misūrio upės, prognozuojama, kad savo piką pasieks kažkur tarp 2030 ir 2050. Tikslūs metai priklauso nuo baseino. Tvenkinių taisyklės, drėkinimo sutartys, hidroenergijos grafikai – visa tai vis dar grindžiama nesena istorija. Ta nesena istorija atrodo kaip gausa, bet ją išpūtė dešimtmečius trukęs papildomas tirpsmo vanduo, kuris nesitęs.
Nenormalus laikotarpis laikomas nuolatiniu. Federalinės agentūros tai supranta. Melioracijos biuras jau techninė kalba pasakė, kad senas prielaidų pagrindas nebegalioja. Ši idėja laikoma pasenusia. Tačiau žemupyje niekas nebuvo atnaujinta. Viskas vis dar remiasi tais pačiais istoriniais įrašais. Jų pakeitimas reikštų, kad tektų iš naujo peržiūrėti dešimtmečius galiojusius teisinius ir politinius susitarimus. Todėl vietoj to sistema veikia remdamasi prieštaravimu, kurio ji negali oficialiai pripažinti. Pieno upės projektas ką tik išleido $70 milijonų vamzdynams pakeisti, kurie tiekia vandenį pagal senomis taisyklėmis sudarytas sutartis. Tie patys rajonai, kurie turės vyresnėsias teisės, 2026 metais jas turės ir 2040-aisiais, kai vandens galbūt jau nebeliks. Kitame baseine Flathead drėkinimo projektas susiduria su didžiuliu infrastruktūros neatitikimu. Naudži siurbliai buvo įrengti 2020 pradžioje suprojektuoti didžiausiam srautui. Tačiau jei toks srauto padidėjimas jau yra išimtis, o ne taisyklė, šios sistemos neprisitaiko prie pokyčių. Jos lieka pritaikytos didesniai upei. BPA yra toje pačioje spąstuose. Ji pasirašo elektros pardavimo sutartis galiojančias dešimtmečius. Naujausias sutarčių etapas numato hidroenergijos gamybą atitinkančią pastarųjų 30 metų lygį. Tie 30 metų apima tą srauto padidėjimą, tačiau per artimiausius 30 metų jo beveik nebus. Net ir mažesni dalyviai įstringa šioje situacijoje. Montanos ir Šiaurės Idaho ūkių kreditoriai teikia veiklos paskolas remdamiesi žemės ūkio paskirties žemės verte. Tos vertės yra pagristos dabartinėmis upės tėkmės sąlygomis. Paskolų užstatas priklauso nuo pastovaus vandens tiekimo. Kai tiekimas sumažėja, užstato vertė krenta ir kartu su ja mažėja paskolų portfeliai. Regioniniai bankai ir federalinės skolinimo programos to nevertino kaip tikros rizikos. Taigi, kas turėtų užpildyti šią spragą, kai tai baigsis? Užtvankas valdančios agentūros žino, kas artėja. Melioracijos biuro klimato strategija atvirai pripažįsta, kad istoriniai duomenys nebeatspindi būsimų sąlygų. JAV kariuomenės inžinierių korpusas parengė klimato pokyčiams pritaikytas Kolumbijos upės sistemos prognozes. Regioniniai biurai užsakė keletą viso baseino poveikio tyrimų, kad suprastų, ką besikeičianti hidrologija reiškia veiklai vietoje. Tačiau ne vienas iš jų neperrašė veiklos taisyklių. Kodėl? Nes taisyklių keitimas kelia grėsmę nuosavybei. Kiekviena vyresnioji vandens teisė vakaruose yra popieriaus lapas, kuris galioja tik tuo atveju, jei už jo esanti sistema išlieka pastovi. Kai tik pagrindas oficialiai pasikeičia, tie popieriai tampa ginčytini. Ir visi sistemoje tai žino. Taigi mokslas juda į priekį, vidinėse ataskaitose ir klimato scenarijuose, tačiau viešai matoma sistema su tuo nesikeičia. Sprendimai vis tiek bus priimami pagal senąją sistemą, nes jos keitimas sukeltų kovas, už kurias nė viena agentūra nenori būti atsakinga. Tai sukuria suskaldytą realybę institucijų viduje. Viena upės versija egzistuoja modeliuose ir prognozėse, kita egzistuoja leidimuose ir sutartyse. Ir būtent antroji vis dar lemia, kas iš tikrųjų yra statoma, finansuojama ir įgyvendinama. Ne todėl, kad trūktų informacijos, o todėl, kad veikimas pagal ją visą iš karto sugriautų per daug susitarimų vienu metu. Šiaurės Montanos vandens saugumo įstatymas dabar svarstomas kongrese. Jame siūloma skirti dar $1,5 milijardo Milk River projekto finansavimui. Įstatymo projektas sprendžia senstančių kanalų, gendančių užtvankų ir vandens kaupimo pajėgumų klausimus. Tačiau jis nesprendžia, ką tie atstatyti statiniai tieks. Ledo sluoksnis nebegali veikti kaip vėlyvojo vasaros laikotarpio buferis, kaip visada anksčiau. JAV kariuomenės inžinierių korpusas susiduria su ta pačia problema, tik kitoje sistemos dalyje. Jis valdo potvinių kontrolę pagrindinėse upių baseinuose. Jie jau žino, kad senieji potvinių modeliai nebegalioja taip kaip anksčiau. Dėl popierizmo niekas nejuda į priekį. Sistema veikia toliau, net kai ją valdantys žmonės supranta, kad pagrindas po ją keičiasi. Ir kai neatitikimas pagaliau išryškės, jis neišryškės visur vienu metu. Pirmiausia, tai pasirodys kažkur konkrečioje vietoje. Visi potvynio srauto prognozių modeliai rodo tą patį. Baseinuose, kuriuos maitina likęs parko ledas, vandens kiekis sumažės. Kažkada tarp 2030 ir 2050 vasaros bazinis srautas smarkiai sumažės ir nebegrįš. Metai galbūt dar diskutuotini, bet kryptis tikrai ne. Ne vienas iš jų nenumato scenarijaus, kuriame tas vanduo nebegrįžtų. Ne viena pagrindinė sutartis nėra sudaryta dėl nuolatinio mažėjimo.
Žemiau esančios užtvankos taip pat niekada nebuvo suprojektuotos nuolatiniam kritimui. Hungry Horse rezervuaras buvo pastatytas tam, kad susidorotų su sezoniniais svyravimais, o ne ilgalaikiu tekėjimo sumažėjimu. Kai vandens lygis nukrenta per žemai, sistema nustoja veikti kaip buferis ir pradeda veikti kaip apribojimas. Turbinų efektyvumas sumažėja ir jos nustoja gaminti energiją. Ši tendencija kartojasi ne tik infrastruktūroje, bet ir žemės ūkyje. Ištisi regionai plėtėsi manydami, kad vandens srautai išliks dideli. Žemė buvo paversta dirbama, buvo imamos paskolos, o gamyba didinta pagal vandens režimą, kuris jau nyksta. Visa tai nesikeičia akimirksniu. Taigi, kai pokytis pagaliau įvyks, jis neateis kaip visos sistemos korekcija. Jis ateis kaip virtinė vietinių nesėkmių. Ūkis po ūkio, rajonas po rajono. Dabar visi ieško vandens kitur. Ir jo ten gali nebūti. Iš tikrųjų, nėra jokio B plano, bent jau reikiamų mastu. Nesuskaičiuojamų rančų savininkų, ūkininkų, genčių pragyvenimas ir net dirbtinio intelekto ekonomikos ateitis remiasi Kolumbijos upe. Jie manė, kad srautas yra begalinis. Taip nėra. Tai turi galiojimo terminą. Melioracijos biuras žino, kas tai yra. BPA žino, kas tai yra. Bendrovės, kurios pasirašė sutartis, beveik neabejotinai žino, kas tai yra. Nė vienas iš jų to viešai nepasakė. Nėra finansuojamos saugojimo sistemos, kuri būtų pakankamai didelė, kad pakeistų anksčiau nemokamai suteiktą ledo rezervą. Kongrese svarstomi įstatymo projektai daugiausia susiję su senstančiais vamzdžiais, o ne su po antplūdžio atsiradusių vandens kiekio trūkumų visame baseine. Nėra tarptautinio susitarimo, kuris koreguotų dalis mažėjant fiziniam srautui, bent jau dabartinę formą. Ir pačioje rekultivacijoje ar branduolyje nėra taisyklės, kuri paskatintų naują statybą, kai ilgalaikiai modeliai rodo pavojų. Visos esamos strategijos lieka dabartinėje sistemoje. Didesnio efektyvumo drėkinimas, nedideli rezervuarų plėtimai, geresnės prognozės ir vartojimo pusės taupimas. Visa tai šiek tiek padeda, bet nė vienas iš šių sprendimų nepakeičia vandens kaupimo pajėgumo, kurį ledas suteikdavo nemokamai. Palydžiantis su kitais regionais, šiaurinėje sistemoje išsiskiria ne tik spaudimas, bet ir akivaizdaus atsako stoka. Pietvakariuose krizė jau daugelį metų viešai aptariama. Nevada visiškai pertvarkė savo vandens taupimo modelį, prisitaikydama prie stygiaus. Lauko vandens naudojimas yra griežtai ribojamas. Apželdinimas buvo mažinamas kvartalas po kvartalo. Tokie miestai kaip Las Vegasas pavertė vandens taupimą matomu pilietiniu projektu. Arizonoje ir Kalifornijoje reakcija tęsiasi. Požeminio vandens naudojimo ribojimai, privalomi sumažinimai, pūdymui palikti laukai ir nuolatinės viešos diskusijos apie tai, kas gaus mažiau ir kada. Net naujosios pramonės šakos yra priverstos pagrįsti savo poreikį mažėjančių išteklių akivaizdoje. Problema neatidedama vėlesniam laikui. Dėl jos ginčijamasi viešai. Kai kurioms Kalifornijos žemės ūkio sektoriaus dalims jau buvo nurodyta mažinti veiklą. Arizonos besiplečiančiuose priemiesčiuose siurbimo apribojimai kasmet griežtėja. Net ir besiformuojančios ličio gavybos pastangos pietvakariuose atspindi tą pačią realybę. Vandens trūkumas laikomas esminiu apribojimu. Tačiau toliau į šiaurę situacija atrodo visiškai kitaip. Baseinuose, kuriuos maitina ledynų nacionalinis parkas, spaudimas egzistuoja, tačiau jį maskuoja vandens atitekėjimo laikas. Srautų padidėjimas privertė sistemas atrodyti stabiles, net kai jų pamatai silpnėja. Vamzdžiai vis dar tiekia vandenį. Sutartys vis dar vykdomos. Sutartys vis dar suformuluotos taip, lyg niekas iš esmės nebūtų pasikeitę. Todėl tokiose vietose kaip Great Falls nėra plataus masto viešųjų taupimo kampanijų. Idaho valstijoje nėra visos valstijos mastu galiojančių laistymo apribojimų, tik nedideli vietiniai ribojimai. Pavyzdžiui, griežtesnė naujų drėkinimo prijungimų kontrolė kai kuriuose Flathead dalyse, o ne platesnis viešas problemos pripažinimas. Skubumas jau matomas duomenyse, tačiau vietoje atrodo tarsi viskas būtų įprasta. Sunkiausia paveiktoms bendruomenėms yra tai, kad labiausiai paveikti žmonės turi mažiausiai galios spręsti. Kviečių augintojai Phillipso apygardoje nepasirašė Kolumbijos upės sutarties. Ūkininkai prie Haverio nepatvirtino Hungry Horse sutarčių. Genčių nariai Juodakojų rezervate nebalsavo dėl pasienio vandenų sutarties. Jie pirmieji nukentės, kai vanduo nebeateis laiku. Ir nukentės labiausiai. Tokie ūkininkai kaip Joe Kippas ir Terris Lenis Zinkas jau dabar patiria, kas nutinka, kai ledas išnyksta. Ištisas kartas sniego sluoksnis ir ledynai lėtai maitino upelius, palaikė pievas žalias
ir padėjo ūkininkams išgyventi žiaurią rugpjūčio kaitrą. Lenis Zinkas matė, kaip jo žemė virsta dulkėmis mėnesiais anksčiau nei anksčiau. Be šalto kalnų vandens, tekančio į drėkinimo griovius, žolė tiesiog nustoja augti. O kai žolė išnyksta, viskas pradeda griūti kartu su ja. Joe Kipas stebėjo, kaip girdyklos išdžiūsta, o upeliai susitraukia beveik iki nieko būtent tada, kai galvijams jų labiausiai reikia. Galvijų augintojai yra priversti priimti neįmanomus sprendimus. Jie arba anksti parduoda galvijus, arba išleidžia tūkstančius, gabendami vandenį į žemę, kuri anksčiau jį suteikdavo nemokamai. Tai nėra vien tik apie gyvulininkystę. Juodakojų tautai tai reiškia išsaugoti gyvenimo būdą, kuris čia egzistuoja jau ištisas kartas. Todėl dabar jie prisitaiko čia ir dabar. Jie kovoja už savo vandens teisės, atkuria pelkes, netgi stato bebrų užtvankas imituojančias užtvaras, kad sulėtintų nuotėkį ir sulaikytų vandenį, kol jis neišnyko. Nes juodakojų rezervate ledynų tirpsmas nėra kažkokia tolima klimato istorija. Tai jau keičia, kas gali likti šioje žemėje. 26 pavadinti ledynai vis dar esantys parke yra gyvybiškai svarbus. O ar jie vis dar bus po kelių metų, lieka diskusijų klausimas. Tai labai subjektyvi tema. Tačiau aišku viena – ledynai mažėja, kai vasaros tirpimas pranoksta žiemos sniego kiekį. Daug kas priklauso nuo gamtos, pasaulinio atšilimo ir didėjančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų. Galbūt jums taip pat atrodo svarbu paminėti, kad jie yra vienintelis baseino vandens šaltinis. Tačiau taip niekada nebuvo. Jų tirpsmo vandens kiekis yra nedidelis, palyginti su sezoniniu sniego sluoksniu ir požeminiu vandeniu. Jie išleidžia vandenį tais mėnesiais, kai niekas kitas to nedaro. Šio vaidmens užtikrinant vandens tiekimą tinkamu metu negali pakeisti joks projektas. Negalite išspręsti šios problemos pinigais. Kai laikas sutrinka, viskas, kas sukurta aplink vasaros vandenį, taip pat sugriūva. Upės neišdžius iš karto. Jos išseks tais mėnesiais, kai visi labiausiai nuo jų priklauso. Liepą ir rugpjūtį – karščiausių metų laikotarpiu, kai laukams reikia vandens, o elektros poreikis smarkiai išauga. Ir tai sukuria spaudimą ieškoti sprendimų. Kol šis antplūdis tęsiasi, dar yra laiko veikti. Laiko atkurti vandens kaupimo pajėgumus ir pakoreguoti lūkesčius. Tačiau šie sprendimai yra lėti ir brangus, o juos nuolat nustumia į šalį skubios situacijos, kurios atrodo svarbesnės. Sugedęs sifonas, pažeista užtvanka, teismo ginčas dėl paskirstymo, dar vienas remonto etapas. Kiekviena problema sprendžiama atskirai. Nė viena iš jų nesusijusi su didesniais pokyčiais, vykstančiais po paviršiumi. Taigi sistema nuolat užimta. Ne todėl, kad jį pasiruošusi, o todėl, kad nuolat taiso tai, kas ką tik sugedo. Ir štai čia slypi spąstai. Kuo ilgiau viskas veikia, tuo normalesniu tai atrodo. O kuo normalesniu atrodo, tuo sunkiau pateisinti poreikį viską keisti. Kai pokytis tampa akivaizdus kasdienėme gyvenime, lengvos išeitys jau būna išnykusios. Infrastruktūra vis dar bus vietoje, susitarimai vis dar galios, tačiau sąlygų, kurioms visa tai buvo sukurta, jau nebebus. Visa istorija vis grįžta prie vieno pagrindinio fakto. Ledas Ledyno nacionalinėme parke nėra tik peizažas. Jis buvo vakarų vandens sistemos dalis tiek laiko, kiek kas nors jį matavo kaip pakankamai patikimą, kad ant jo būtų galima statyti visą kitą. Taip niekada nebuvo. Federalinės agentūros planavo remdamosi tuo. Taip pat ir vandens tarnybos, sutarčių derintojai, skolintojai, komunalinių paslaugų įmonės ir miestų vadovai. Dabar tampa aišku, kad ledas ne tik tirpsta. Dauguma to, kas buvo pastatyta pasroviui, rėmėsi tuo, net nepripažindami to. Dabar sistema pasiekė ribą ir tam, kas buvo laikyta nuolatiniu, nėra atsarginio varianto. Ačiū, kad šiandien prisijungėte prie manęs. Tikiuosi, jums patiko šis vaizdo įrašas. Jei norite pamatyti daugiau tokių vaizdo įrašų, apsvarstykite galimybę prenumeruoti ir įjungti pranešimus. Tai tikrai daro skirtumą. Dar kartą ačiū ir pasimatysime kitą kartą laidoje Map Pack.